Sveiki draugai, tai sveikinuos šį kartą iš savo kelionės į Norvegiją ir išvažiavau 2 savaitėm ieškoti pusbrangių arba brangių akmenų. Tai išvažiavau prieš savaitę ir dėja mums sugedo mašina, subyrėjo sankaba ir kol kas mes atsiliekam 3 dienas nuo plano ir dar nepasiekėm Norvegijos, nors išvažiavam jau prieš 5 dienas iš Lietuvos. Kol kas esam prie ežero Švedijoje, tai esam netoli sienos su Norvegija, apie kokį 20-30 km. Tai šiandien tikėkimės pasieksim jau Norvegiją. Tai planas yra 2 savaitės ieškoti akmenų Norvegijoje, nu ir pastovyklauti. Tai noriu padėkoti savo rėmėjams OB Traidenis ir Freediving LT, taip pat kontribistams ir tiems visiems, kurie remiat mano turinį kitaip, paudžiat laiką ar pakomentuojat. Mėgojom čia, kitas kolektyvas. Ten nuo palapinės įsitais, o kiti net nestatė, ten namelis toks yra. Stalas, ruošiami pusryčiai, arbata, vanduo verda, nežinau, kas šiam bus. Kas šiam bus pusryčiams? Nežinau, makaronas. Makaronai. Mano bendravardis eina žvejot. Vakar pagavo kiršlį čia, tame ežere, netoli, kur teka upė. Tai dabar bandom čia lydekų suviliot arba ešerių. Upė čia tokia visai graži, bet neina man užmesti. Labai daug nėra erdvės su muselinė pasimusikuot, o aš labai gerai nemoku. O ten gal dar užmest ruožas. Kiršlį sugavom, tai dabar visi atvarė ribokai gaudyt mūsų. Dar Arūnas kitam gale pasislėpęs gaudo. Atvažiavome į vietą, jau renkamės, kur dabar palapinę pasistatyti, nes čia toks kampas biški. Gauna su nuolydžiu, bet ir daug šlapių vietų. Tai mano bendražygiai statysis tokia erdvesnėje vietoje. Aš dar žiūrinėjimą atlikti, čia galvoju gal statyti toks pusėtinė lygus. Naktį nenupulsi? Ką? Naktį nenupulsi? O ko naktį? Aš niekur nevaikštau naktim. Tai nesikeli? Ne. Nesilengi? Ne, tai aš tengiuosi negert vakare. Va, kol stačiau palapinę dar nuliejo kelis kartus. Tai kadangi kieta žemė, tai va visur su akmenim prisirišau. Va, čia tokia forma nelabai graži gavus. Bet svarbu ne pirmas antrų sluoksnį nesiliečia. Tai nevarvės, čia irgi taip ant ribos. Nu, žodžiu, vėl pradėjo lyt. Einu slėpti. Viena palapinė. Čia vakarienės. Kas vakarieniai bus? Ryžiai. Ryžiai su spirgais. Spirgai. Katiliukas, o tokį naudoja. 2 katiliukus, 1 arbatą, 1 maistui. Vakariniai grybai? Laužas. Nu ir nežinau, grybus renkam, bet taip kaip neišsiverdam, jų taip neišsiverdam. Dėl to nevalgau. Dėl to nevirim.
Vaizdelis tai geras, kalnai. Gerai dega. Karieniai rėžiai su grybais ir spirgais. Taip atrodo. Valgiau labai skaniai. Einam šaknies ieškot auksinės. Į kalną. Tokį lipsim. Va, tekšė. Labai skani uoga, pas mus irgi kartais Lietuvoje būna. Ką, baigiam užlipti iki tundros, kur medžiai baigės. Žiūrėsim dabar tas šaknies iškosim. Vėl lyt pradėjo, žodžiu, lietuši pastoviai. Nu, kiek užlipam. Kažkur ten. Ten mašiną paliko. Vis bandom surasti auksinės šaknies, bet čia nelabai ko yra, baigiam užsikart jau. Iki pat viršaus. Jo, kelnes kiaurai šlapios. Nes su šituo žiauriai nepatogu eit per apsiaustų, per kai daug žolių visokių pinas. Žemyn aukštinis, velės tarp kojų. Nu, tikiuosi nesuplėšius, nes rytoj dar reikės panašu, kad jo, ir kelnė galėjo pasimti neperšlampamas, bet jau yra kaip yra. Nu, šaknies neradom, tai leisimės į apačią. Jau užlipt sunku, bet nusileist pavojinga, nes paslys galima. Nu va, grįžom iš pasivaikščiojimo. Visumoje čia nuėjom apie 3 kilometrus. Tai buvom sukilę beveik 800 metrų. Grįžom beveik kiaurai šlapi. Nieko dabar nėra ką veikti, lyja, tai atsigulėm. Nu ką, ir šiandien dieną kaip ir praėjau. O rytoj planuos yra eiti į kalnus ir ieškot akmenų. Labas rytas. Naktį šiek tiek palijo, bet visai normaliai. Toks dangus kol kas lyt nežada, bet visko gali būti. Na, pusryčiai tą, ką nesuvalgėm vakar. Ką, keliausim į šiandien Amazonito ieškot. Ir kas su juo susiję. Tai pirma, pagaliau geologinė diena. Ir mes džiaugsmingai keliaujam. Vaivorais vadina girtuoklius, ne? Jo, vaivorais. Gali būti ir ten. Jauriau. O dabar per pelkę tokia einam. Nesmunka, bet vietom daugiau vandens ir keminų. Vėl lyja, bet mums jau toli nebeliko eiti. Ten tokią tvorą matom kažkokią, gal buvo kasykla ar kažkas ten aptverta. Tai pasižiūrėsim, nuėję. Užlipam viršų, bet galvojam, kad čia kažkokį aptvertą tvorą. Čia matyt medžiotojai pasidarė bokštelį pačioj. Mentiniai ragai kabo briedžių. Dar čia pasistatymą, tik medžioja gal. Bandom surasti tašką.
Gerai nerandama, čia ten tokia akmenų krūva. Gal čia kur nors bus ta buvus. Kažkokia ten kaip po atodanga su amazonitu. Nežinom dabar, kurią čia vietą eit. Koordinatas kaip ir nieko nesako. Gal pamelavo. Tarp tų akmenų mes čia nieko nerandam kol kas. Arba blogai pažymėta koordinatas, arba čia kažkas nėra aišku užgriuvę gal ir. Nu, bandom čia dar kilt tarp tų akmenų ieškot. Matot, nėra labai čia taip gerai vaikščiot. Yra reikalų. O, kokios paparčios susitaisęs. O, ne, čia grinas papartynas tokia. Virš galvos visi. Lyja, bet lipam dar stačiau, bandom. Alvydas visi ieško, bet kažką rado, bet ne amazonito, ko mums reikia. Va, auksinė šaknis. Čia tokia menka, reiks kažkur iškot. Geriau, didesnės. Pagaliau radom. Nu, mineralai žali. Amazonitas vadinas. Aš irgi radau eidamas čia gabaliuk. Nu va, bent nebus beprasmiškas ėjimas per stačias uolas. Nu jo, yra ką veikti. Mano draugai užlipo į viršų ir ten sakė, yra žymiai daugiau amazonitų, tai lipo pasižiūrėti. Išmečiau, blėt, žaidinėm. Sienai. O, čia iš vis kokie gražus. Žaliai. Žalias toks gražus. Koks. Būsiu turtingas ir... Varsą bandai dar skaidraus rasti. Įvairinimą dar biškį. Įvairinimą, jo. Tomas bando iškast didelį gabalą. Iškalt. Kokį plaktuką radau. Senovišką turbūt. Senieji šitie darbininkai naudoja skaldyti. Nice. Na, bet netemsiu tokį namų. Kad ir galėčiau parsivežti, bet tiek to. Palikau uždą darbuotis, taip pat svarau po lėto namo, nes vienas iš mūsų grįžęs yra, tai aš irgi grįžtu, nes nebėra ką čia veikti, prisirinkau užtenkamai. Man ten reiks grįžti į tavo vietą ten. Nuėjau nuo tokių statmenų, kokie čia, nežinau, 10 metrų į apačią. Jie vat pratęsė suvaikščiot. Čia irgi va toks. Praktiškai koja ne ten ir 20 metrų kokį 15 į apačią. Nu va, nusileidau per tokį pavojingesnį ruožą. Va, čia kiek raudonikių auga. Va, 3 cėliai. Va, koks rūgštynis, tai galiam užkasti. Nes iki namų dar gal pusę valandos, gal daugiau. Gert noriu. Tai rūgštynį šiek tiek nuima troškulį. Buvau kažkur va ten viršui pačiam. Pagaliau nusileidau. Jo, teko čia man pasisukinėtis. Ir sutemo praktiškai. Jaučiu tuoj lys. Laiko dar daug nėra. Apie 1 ar 2 valandą, bet čia kai užtraukė, tai užtraukė.
keliauju per tokią berželių miškelį ir akmenų. Nu, daug nebelika, geras kilometras per tokius žabakštynus ir jau būsiu namie. Jo, kažkur nugribavau jau. Per arti vandens nuėjau. Panašu, parein lietus. Ai. Galėjo pabūt, bent dar kol pareisiu. Nes dar galvoju pavalgysiu. Paieškosiu šitų tekščių, bet nelabai turbūt. Nu va, grįžau namo. Arbata verda jau. Va, dar halvos. Šiek tiek paliko. Arūnas, kuris pirmas grįžo, tai jis ir maistą turėjo, ir vandenį. Tai mes, kurie palikom kalinį, nieko negavom. Tai aš va grįžau antras dar mano. Bendražygiai 2 liko. Verdu košę, ryžių. Tokie yra va spirgai taukos, čia vištiena. Tai įdedi į košės ir labai gerai ir kaloringa. Ar mano visi radiniai, nu didelių gabalų netempiau. Pats didžiausias šitas gabalas. Čia visi tie žali yra amazonitai, o tie balti kvarcas. Čia vat visokio skaidraus kaip stiklo. Tokio, nu va. Labas rytas, atvažiavome naują vietą ir ieškosim, ko Alvyda ieškosim šiandien? Mėlyno berilo ieškosim. Mėlyno berilo. Ką dar galim rasti? Kvarco kristalą galim rasti. Žodžiu, turbūt visko galima rasti. Ne visko, bet daug ką galim rasti. Tai pabandysim buvusios kasyklos. Ir žiūrėsim, ko gero ten. Artėjom prie šachtos. Čia va viena kažkokia apsemta. Tai žiūrėsim, ką čia gera. Kaip čia galim prieiti. Kažkokie karjero likučiai, bet... Kvarco. Čia kalcitas atrodo. Sakė. Pirma diena, kai nelyja ir karšta. Nes kelias dienas paskutinės, turbūt 3 lyjo. Kiekvieną dieną po kelis kartus. Tai va, to šiandien tokia jau gera diena. Ir ten išleis. O, Švedijos vėliava. Nu, tiesiog sauna. Nu, čia kaip ir viskas, eisim toliau, yra kažkokia dar paėjus kelias kilometrus. Tokį gabalą kvarcito spalvoto. Atvažiavom prie naujo karjero. O čia matos vėlgi žalio amazonito gabaliukai. Tik čia šviesesnis nei ten buvo. Dar likt eksploatuojamas, matom, mašinos stovi. Nu, pasivaikščiam, pažiūrėsim, ko gero čia dar yra. Visokio gabaliukų. Nu, kol kas čia paieškos nekokios, nieko gero nerandam unikalaus, ko mums reikia, nei amonito, nei berilo, svarbiausia mėlyno žydrojo. Tai šiandien važiavom ne vieną karjerą, bet nieko gero neradom. Apsistojom šiandien tokioj vietoj. Nu, vakarienė jau dienelė baigės.